Girdit perkūniją? Kažką Dievas nori pasakyti. Mes turim tokį planą šiandien su Linute filmuoti backstage'ą, ne ko kito, o... Greičiau sakyk! I shall speak! Kokia tavo komandų sudėtis? Pusė dešimtis dabar jau klausom milijonais. Buvo nurašytis, dabar tavom čempionais. Pradėjom artimais draugais ir niekas čia nežino, kaip čia... Pirmą kartą pamačiau streamą, kai aišku man Dignas parodė ir galvojau, what? Ok, ir tada taip užsikabinau ir visus jau žinau ten tos terminus. Žiūrėk, fain, aš labai noriu pamatyti. So, double is in the chat and Guys. fucking let's go! Green Apple. Po 5:15 lygtai speedas jau turėtų atvažiuoti su visa palyda į Kudirkos. O, blema, Katedros. Katedra ar Kudirka? Jaučiu katedrą, katedrą. Gerai, gal ir katedra. Žodžiu, jis nusileidžia su private jetu Vilniuje, bus 16 apsauginių. Easy, praeisim. Praeisim kažkaip. Ir dabar važiuojam turbūt pavalgyti ir dar susitikti su visa Go Vilnius komanda. Pažiūrėsim, kaip jiems sekės sukurti visą šitą dalyką ir ką jie sugalvojo, jūs pamatysite šitame vloge. Einame prie katedros, iš tikrųjų oras tai crazy, jau krenta lašai, viskas apsiniaukė, griaustiniai griaudė. Nežinau, kaip čia seksis viską nufilmuoti. Bet sužinojom naujienų. Paulius Poldemiko bus gidas I Shall Speedo ir bus įdomu pažiūrėti, kaip jiems sekasi. Aš tai manau, kad viskas bus gerai. Tik tai žinau, kad jie tikrai neturėjo labai daug laiko pasiruošti. Tai pažiūrėsim, ką sugalvojo ir ką paruošė Go Vilnius komanda I Shall Speedui Lietuvoje. Galima greit foto. Yes. Ačiū. Ačiū. Atvažiuoja I Shall Speed. Jo, jau, nusileido? Jo, leidžiu. Aš labai mėgstu jūsų video. Ačiū labai. Oh my god. Crazy. Ir mes neturim jokio skėčio, nieko. Žodžiu, planas nekoks čia gaunasi. Turėjo atvažiuoti čia prie katedros aikštės, bet dabar visa komanda derina kitą vietą, kažkur, kur būtų pastogu. Tai laukiu žinutės. Nežinau, kaip mes ten atsirasim ir ar spėsim atsirasim. Kebrytė renkasi. Sveikas. Sveikas. Gaudom? Gaudom. Kiek žmonių. O, Ignas. Kiek žmonių? I shall speak! Kol ėjom iki katedros, aš gavau žinutę, kad susitikimas su Speedu vyks valdovų rūmuose po stogu. O ten atėjus yra 2 stogai, arba net 3. Ir aš nežinau, po kuriuo čia viskas vyks. Bet kai pamačiau merą, supratau, kad reikia sekti paskui jį. Labą dieną. Hello. Palaukit. Sveiki. Lietuviai treniruojasi. Pasirodymui turbūt. Tada staiga ateina LNK žurnalistė ir merui sako, oi, sorry, atsivedžiau visus vaikus. Ir aš toks tik tai žiūriu ir nebegaliu patikėti. And now we have a problem. Kas čia vyksta? Dar net nespėjau atvažiuoti niekas. Muzika prasideda. Jisai praktikuosi balsą. Galvoja, kas čia bus dabar. Dar tokios žvaigždės Lietuvoje nebuvo. Aš labiausiai su Demiko noriu nusisoti. Štai yra organizatorė.
dabar prasideda pats smagumas. Bandom kažkaip praeiti ir prasibrauti pro minią. Ok, rudas autobusiukas. Kas svarbiausia, tiek žmonių tikrai niekas nesitikėjo. Mes turim palydą su švyturėliais, bet reikia išvažiuoti tik tai gatvę. Kaip žiauru, galima biškį pasijausti, kaip spydai. Tiek žmonių visi aplipę visus autobusius. Žmonės klausus iš ko? Iš pradžių komandoje matėsi toksai pasimetimas, bet niekas nesitikėjo tokio dėmesio aišku spydai. Bet kažkaip staiga viskas susitvarkė, nežinau, policija per racijas pradėjo kalbėti, policija iš priekio, iš galo, viskas yra prižiūrima ir labai saugu. Tad važiuojam dabar į Vingio parką, kur aišku spydas susitiks su Mykolu Aleku. Labai dėl. Gerai? Jo, puikiai. Labas, nu ką, ready? Nežinau, pasmakyt, kaip čia seksis. Kažkaip ir maniau, kad taip ir klostysis viskas. Taip, mano lūkesčiai pateisinti. Žinojau, kad Katedros aikštėje bus neįmanoma praeiti. Can we get a picture, Steve? By the way, I want to test if this theory is true. Everybody in Lithuania. Lithuania. Yeah, not everyone. Not everyone. So what is your name? Jonas. Your ass. Okay. Matas. Mine ass. Donas. Don't ass. Demetrius. Masažiukas? Reikia ištampyti, nes Šiaip buvo labai smagu matyti backstage dirbant visą Go Vilnius komandą, tiesiog telefonai netyla, vis skambučiai, visi nori susitikti su Spydu ir svarbiausia, jie turėjo labai mažai laiko tai viską suorganizuoti ir padaryti, bet viskas, man atrodo, pavyko labai gerai. You went to the Olympics? Yeah, I was second. I won silver. second? Yeah, my dad is a two-time Olympics gold Yes. medalist. He's also a couple of You going to 2028? Yeah, I'll be there. See you, man. Hell yeah, bro. I'm gonna see you there. So what do I throw? I think you should throw this one. It's still the easiest. Do you even have an idea how you throw this? Yep. What's up, guys? Nu ką, Spydas, bando mesti diską, pirmą kartą, manau, gyvenime. I ain't gonna lie, y'all better move. Sako, geriau pasitraukit. Decent! Mykolai mes. Tai mesk vieną dabar. Bijo, kad į mašinas pataikys. What? Over the stadium. No, matai? Tikrai atrodė, kad iškris. I mean, it was really fun for me. I don't know how it looks on the, on YouTube, but Speed is really energetic, so it was just fun to throw with him. Yeah, and I think it's big for the sport as well. A lot of people will see discus throwing and maybe start throwing. So yeah. Jūs turbūt galvojat, kodėl Mykolas šneka angliškai, o todėl, kad šita medžiaga turėtų pasinaudoti ir Go Vilnius komanda, kur viskas yra international ir tik anglų kalba. It's good. It's very good. Nu, Spydas ką tik pabandė šaltibarščių. Nėra labai daug hypo, nes neįleidžia visų žmonių. Ir tokia grupelė maža, tik tai stebi viską aplinkui. O dabar kita lokacija. Tai, žinau tą lokaciją, tai bus TV bokštas. TV bokštas pasiruošė. Mes turim pasiruošę visada. All the gang is here. Ta prasme. Fotografijos su Bernatoniu ir tuos meties žmonės irgi galite paleisti. Kaip jautės, Lina? Gerai, Insai, negaliu patikėti. Oh my god. Nicholas! Thomas! Steve! What's up, Steve? I love you! Love y'all. I came all the way from England to see Aisha Speed. Hey, Darren, stop playing. I came all the way to see you, bro. Spent like 220 euros on the ticket all the way to see him. It's about to be crazy. Yeah. I'm shaking. Why do you love him? He's just a good guy.
very inspirational. Amazing. That's why I'm here. Nu ką, Spydas bandys pažiūrėti į Vilnių iš aukšti. Einu. Speed, give me a high five! Speed! Yo, this shit scary. Is this shit actually tight? Try to lean. Yo! What the fuck? Pasigražėjus Vilniumi iš aukšti ir sužinojus, kas laimėjo šiais metais LKL, You lying! Zalgris is #1! atėjo eilė Rokui parodyti keletą magijos triukų Aišaus Spydui. I mean, I've seen the best of the best in Turkey. Oh, really? Yeah, I've seen one of the greatest musicians in Turkey. Yeah, they really have really great magicians in Turkey. Do you know what is this? It's a $100 bill. No, that's Lithuanian euros. Oh, it is? Yeah, we can actually, we use it. It's Lithuanian euros. Oh. Isn't it weird, right? Why does it look like that? I don't know, but look, this is crazy. Look, you see 100, 2, 3, 400, 500 Lithuanian euros, but this is where magic happens. Watch closely, watch this. 1, 2, 3. Oh shit! I should turn into real money. You can touch it. Out of thin air! You can touch Yo, that's crazy. Out of thin fucking air! Wait, what the fuck? Labas, Aura. Labai faina. It's so crazy. Maratonas čia. Nu dabar jau užsiknisau. Viską užsiknisau. Kas čia dabar? Čia neįmanoma nieko padaryti. Neįmanoma. Jie galvoja, kad šita juosta juos sustabdys. Spydas bandys šiandien pakovoti su Lietuvos kariuomenė. Visos apsaugos uždėtas. Jebra pasiruošęs. Oh shit! God damn! No, it ain't for me. It's enough? Yeah, let me feel. I think archery's more my style. Oh shit! Oh my God! All the guys is just following the speed. Crazy. Oh my God. Čia Squid Game'as prasidėjo. How you feeling, guys? You good? What's up? Yup. Ir daug kas burbėjo po Aišaus Spydo pasirodymo Lietuvoje, bet aš matydamas kiekvieną jūsų šypsenį, girdėdamas jūsų rėkimus, esu labai laimingas ir negaila man nei vieno cento iš mano sumokėtų mokesčių. Ir kad mes galime prisikviesti tokius žinomus žmonės, tik parodo, kad esame užaugę ir tai nėra kažkoks kaimukas glūdumoje. Tai yra Lietuva. O žmonės burba ir burbės visur. Dėl visko. Здорово. Рами. Galiu į mašiną. Ne. Aš vienas, prašau. Atsargiai. Tai yra didžiausia apokalipsė.
Šiaip žiauriai ačiū Go Vilnius komandai, kad tiesiog pasėmė mūsų į busiuką. Go tiesiog. Mes su jumis išeinam iš to valdovų rūmą. Fotkę. Jūs dingo. Bum pavloti. Grįsti. Į M3 atsisėdom. Tugnaisi. Ir žiūrėk, va taip, važiuojam GT3 Porsche, Urusas ir M3. Ir vapšiai kitą pusę, nuo ten, kur reikia. Einam iki mašinos, kur pradėjom visą šitą kelionę. Buvo visiškai crazy. Niekada gyvenime nesu patyręs tokio jausmo, tiek žmonių ir tokio lygio žvaigždės. Iš tikrųjų, į Lietuvą tikrai, nu sakykim, dainininkų yra tikrai buvę. Bet, kad Aišus Speedas, kurį mes su Linute kartais aš įjungdavau streamą pažiūrėti, tikrai negalvojau, kad atvažiuos, bet jis atvažiavo ir mes dar turėjom galimybę pabūti šalia jo, pažiūrėti visą backstage'ą. Tai labai smagu. Jeigu patiko šitas video, nepamirškit pasidalinti su draugais, pakomentuoti ir pasubscribinti kanalą. O dabar laukiam Justin Bieberio Lietuvoje ir pasimatysime.